Grįžtame vėl su KMZ projektu. Kaip ir pirmam video matėte, įsitekinom cilindrus, susidėjom naujus stūmoklius, susireguliavau vožtuvus, viską susidėjau, pavažinėjau apie 10-20 km, pakaito variklis ir atrodo, kad dešinys stūmoklis pradeda taip nebedirbti, kad net stabdo visą motociklą, stabdo variklį, įjungi sankabą, automatiškai iš karto užgesta variklis ir vėl užkuri iš naujo, vėl gražiai viskas dirba. Tai kažkas matyt galbūt su vožtuvai susiję gali būti. Tai ką dabar padarysim? Nuimsiu cilindrą dešinės pusės, pasižiūrėsim, išimsim vožtuvus, pasižiūrėsim ar kreipiančiosios geros, kas ten darėsi su tais vožtuvais, kadangi kaip pirmą kartą buvau nuėmęs, nieko nedariau. Nusiėmiau degimo priekę, pažiūrėjau degimo, tai laidas šiek tiek oksidavęs, jis reikės įdėti naują, bet ten dantračiai ir pats degimo, viskas yra gerai priveršta, niekas nėra atsileidę. Gerai, galvą jau esu nusiėmęs, dabar nusiimsiu tuoj dešinės pusės cilindrą ir nuėmęs cilindrą pasidėsim ant stalo, parodysiu, kaip atrodo mano vožtuvai. Gerai, tai nusiėmėm cilindrą, stūmoklio, pirštas, įvorė, viskas atrodo ten gerai. Pažiūrim tada patį cilindrą. Na, cilindras neatrodo, kad būtų ar subraižytas, ar kažkaip tai ten paveiktas labai. Tai tikėtina, kad bus iš tikrųjų šitie vožtuvai. Dabar pabandysim nusimti abudu vožtuvus ir pažiūrėsime, kas dedasi jų viduje, tai yra kreipiančiosiose. Buvo įrankis nuo kombaino kažkoks tai. Gerai. Nu, šiek tiek yra to klebėjimo, bet tikrai nedaug. Bet čia yra įsiurbimo vožtuvas. Irgi žiedukas atrodo vienodai. Vienodai priglunda. Bandom tada išmetimo. Gerai, išimu išmetimo vožtuvo spyruoklę. Į šonus judėt gal šiek tiek, bet nedaug. Taip, tai įsiurbimo vožtuvas, na, atrodo, kad čia nieko nebūtų
blogai, viskas atrodo ganėtinai gerai, tačiau va išmetimo vožtuvo ne visur vienodai liktai priglunda. Ir tai gali būti ta mūsų problema. Pats išmetimo vožtuvas toksai atrodo ganėtinai padidęs. Maršonai tokie nudegę. Išėmus įkišu į suktuką. Aišku, nebus visiškai lygiai, bet irgi va pridedu prie krašto. Stalo suku ir matau, kaip juda į kairę ir į dešinę. Per milimetrą 2. Tai greičiausiai yra pats vožtuvas susimėtęs, kai važiavau šiek tiek, kai tą tepalą surijo, perkaito šiek tiek variklis ir greičiausiai sumėtė man vožtuvas, nes sunkiau įlenda arba išlenda vožtuvas, tai greičiausiai bus susimėtęs. Suki ir matai, kaip juda nelygiai, jisai ir pastringa kai kuriuose vietose. Tai manau, kad bus vožtuvai susimėtę, tai bandysim ieškoti naujų vožtuvų. Turiu išmatavimus visus pagal knygą, reikės bandyti surasti naujus vožtuvus, juos pritrinti. Na tai ką, šiam kartui viskas. Radęs vožtuvus, filmuosiu, kaip įdedu juos atgal, kaip pritrinu ir sudėjęs viską atgal bandysim užvesti ir pažiūrėsim, ar mums viskas pasiteisins ar ne. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.